Labą dieną, sveiki žuvų radijo klausytojai. Šiandien susitinkame tokioje įdomesnio formato laidoje ir turime svečią. Tai yra Bala. Bala yra šuo iš Himalajų ir jinai šiandien nori papasakoti savo istoriją. Tai kadangi Bala nemoka kalbėti, jinai transliuos mintimis, o aš pabūsiu vertėja tarp šuns ir žmogaus. Tai Balos šeimininkai buvo išvažiavę kuriam tai laikui ir prižiūrėjo Balą kiti reiškia. Nu, čia kaip, čia tie šuniukai gyvena, supraskim, Himalajos kalnuose ir jie ateina vienas pas kitą, į kitą kiemą ateina, jie čia visi draugauja arba nedraugauja, turi savo teritorijas. Ir, reiškia, Bala buvo kaimynų priežiūroj ir prieš grįžtant šeimininkams 5 dienos Balą kažkas pagrobė nuo kelio ir išsivežė. Išsivežė, nes jinai yra labai labai draugiškas šuo, priešingai, nu, kiekvienas šunis turi savo charakterį šuo. O jinai draugauja su visais glostosi, sakė, kad čia vienas pačių fainiausių šunų, jau aplinkui visi draugauja. Nu tai ką tokio mielo šuniuko nepasimti. Tai išsivežė kažkas, nes gal galvojo, kad čia vienišas tas šuo, gal dar kažką galvojo. Ir 3 dienos Bala buvo dingusi. Ir toks įdomus dalykas, paskambina kažkas 5 kilometrai nuo Balos gyvenamosios vietos, sako, baltas šuo čia vaikščioja, ar ne jūsų, nu, kaimynams reiškia, nes čia vis tiek daugiau mažiau vieni kitus pažįsta. Bet čia, sakykime, yra toks jau kažkoks lemtingas dalykas, kad kažkas paskambina, pamatė ir nuvažiuoja ir parsiveža laimingai Balą namo, nes matyt, Bala pabėgo, visas antkaklis buvo nutrauktas ir jinai bėgo namo. Taip, tai ačiū Bala už tavo istoriją. Šiandien Bala vėl laiminga grįžo į savo, reiškia, gimtąją vietą. Taip, tai kadangi Bala mums papasakojo savo istoriją, mums Žuvų radijoje iš karto tai sugeneravo tokių labai įdomių idėjų. Vat galvoju, apie ką tai? Šuo ar kiti kokie tai gyvūnai, jie visada eis namo, jie žino, kur jų namai ir tai daugiau mažiau žino kiekvienas, kuris susiduria su gyvūnais, kad, nu, ypač šuo, tai tokia jau vis tiek metafora yra, kad šuo visą laiką eis pas savo šeimininką, tą, kurį jisai laiko šeimininku. Ir iš to seka tokios žmogiškosios ir gyvūniškos programos. Reiškia, gyvūnai, bet vienaip ar kitaip jie yra linkę grįžti į tą savo gyvenamą vietą pagal juslės, pagal uoslę. Jie turi labai stiprius pojūčius. Ir žinom visi, kas esate daugiau auginę arba kas iš tikrųjų auginat ir bendraujat su savo gyvūnėliu, vat, kad šunys kaukia prieš kažkam paliekant kūną, kad katinas susirga, galbūt numiršta, ar šuniukas irgi susirga, nes pasijama šeimininko karma. Tai yra tikrai, taip yra, dėl ko šiais laikais žmonės tiek daug tų gyvūnų laiko, nes jie atperka jų sunkius dalykus, jie už tai, kad žmogus rūpinasi gyvūnų. Gamtiškai gaunas taip, kad šuo gali susirgti ar kažkas labai tokio, nu, tarsi blogo nutikti ir šuo ar kitas katinas, kitas gyvūnas, jisai sutraukia tą negatyvą šeimininko. Ir aišku, šeimininkas vis tiek vienodai kenčia, ar tai jisai sirgtų, ar tai jo tas gyvūnėlis nusirgtų, nes tai vis tiek yra dažnai jo artimas ir, reiškia, tokie dalykai. Bet šiandien mes norėtumėm tokią temą pagvildenti, būtent grįžimas namo. Įsivaizduokit, žmogus ir gyvūnas. Va dabar imsim šitą tokią metaforą ir galbūt pereisim paskui į suvokimą, kad kiek jau žmogus šiais laikais yra žmogus ir kiek jisai turi tą savo intelektą ir kiek jisai jį panaudoja. Gyvūnai neturi intelekto, jie yra priklausomi nuo juslių, nuo uoslė juslės, va, jisai jausmą turi, jisai gali vis tiek, nu, visus jausmus jausti, matyti ateitį, labai puikiai jie mato ateitį, labai puikiai jaučia ir netgi žmogus tiek nemato, ne, nes jie mato tuos kitus pasaulius. Tai reiškia, jų programai toks jau yra, vat, grįžti namo ir jie arba gamtoje gyvena vieni su kitais, nu ten tarkim tigrai, leopardai, drambliai, arba jau šiais laikais yra prijaukinti, nes tie šuniukai, kačiukai jų ir veislės yra dabar išrandamus tokie daugiau naminiais tampa, nebūtinai, kad susiję su, nu, tik tai su gamta, sakykime. Ir jų programai, vat, yra tiesiog grįžti namo, grįžti pas savo šeimininką ir kur bebūtų, jisai, vat, kaip ir Balos istorija, jisai vis tiek lėkia namo. Tuo tarpu žmogaus programoje, jeigu žmogus atitinka tas savo žmogiškas savybės, jisai iš tikrųjų gimsta tik dėl vieno dalyko. Nėra taip, kaip žmonės galvoja, kad jie čia gimsta va tam, kad gulėtų pliaže, kad čia dar kažką, tai taip kaip visas pasaulis šiais laikais gyvena, šeima, sukurti šeimą, susituokti ten ir ir visom tokiom tarsi žmogiškom programom. Iš tikrųjų, aukščiausias kiekvieno žmogaus tikslas yra
surasti savo kelią namo. Įsivaizduojat? Rasti savo kelią namo. Tai nežinau, kiek kam rezonuos ta tema, bet galbūt vat, šiandien pakvietėme vaidilutės, reiškia, būtent iš gamtos, kurios turi stiprų sąlytį su gamta ir dar nėra to praradusios. Tai vaidilutės, žiniai, tai būdavo vat, ir senovės pagonybei. Ir šiais laikais tikrai yra žmonių, kurie seneliai, ar tai jauni žmonės, bet kurie labai arti gamtos. Tai galima sakyti, tai kažkiek atitinka tą vaidilutės arba žynio personažą. Tai va, mes sakom, žmogus gimsta dėl to, kad rastų kelią namo. Ir, vat, pavyzdžiui, man buvo toks visą laiką paauglystėje sapnas, visą laiką sapnuodavau įvairius sapnus, bet jų esmė buvo tokia, kad aš čia esu ne namuose, čia nėra mano namai, aš čia kažko atėjau ir nežinau ko. Laikui bėgant tai atėjo suvokimas, atėjo tos, nu, kelio atradimas, kas yra iš tikrųjų tie namai. Ir va šiandien pirmiausia tai pakalbinsime, reiškia, gyvūnų grįžimo namo ekspertę. Čia taip skamba šiuolaikiškai žmonėms, kurie klauso va, visokių video. O žemiškai ir antgamtiškai tai yra tiesiog vaidilutė, tai būtent labai rimta astrologė, kurią jau matėte daugybėje, bet šiandien papasakok apie tos gyvūnus, vat katinas, šuo ir kaip yra va tie dalykai, kaip jie grįžta namo ir kas, vat kodėl žmogus neranda namų, o gyvūnas randa. Kodėl gyvūnas randa, o žmogus neranda? Pirmiausiai, žmogus irgi rastų, jeigu ieškotų. Žmogus, e, kai ieško namų, nebūtinai namų, ar ne? Ieško bet ko, pamestų raktų, banko kortelės, koinės. Jo visas dėmesys yra sufokusuotas į faktą nerandu. O gyvūno dėmesys yra sufokusuotas į faktą namai. Taip? Nerandu, reiškia, kad atsiranda kas blokas. Nieko nereiškia. Jeigu aš kartoju, kad aš nerandu, tai aš ir nerandu, ar ne? Jeigu aš kartosiu kažką nuolatos, aš to patikėsiu. Tai kaip aš rasiu savo namus, jeigu aš esu įtikėjusi, kad aš nerandu jų? Ar Taip. ne? Mhm. Gyvūnas tiesiog eina namo. Jis eina namo, jis ieško namų. Jo tikslas yra namai. Aš einu ieškoti namų. Jeigu mano namai nėra toj pusėje, tai gal einu ieškoti toj pusėje. Jeigu ne toj pusėje, eisiu ieškoti ten. Tiesiog ieškau ir mano tikslas yra namai. Žmogaus tikslas yra nerandu, neturiu, nemoku, nežinau. Ir kiek esate kartų girdėję ir kaip dažnai tą girdite. Man nesiseka, man blogai, blogai, blogai. Šitai metai buvo blogi, blogi, blogi. Šitą savaitę buvo bloga, 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 bet rytoj bus geriau. Jo? Ir tai yra fokusas, ar ne? Dėmesys būtent į tą faktą. Nu tai kaip gali kažkas keistis, jeigu yra jau užsiprogramuota, ar ne, su tokia informacija? Kaip aš galiu rasti namus, jeigu aš nuolat kartosiu, kad aš jų nerandu? Arba neturiu? Jo, įsivaizduok iš karto dabar, kadangi yra, o kokią praktiką tu darai, o tu kokią praktiką darai. Kvepuoju. Jo, į praktikų šimtai, jis, nu, sakė, labai taip madinga yra dabar visokios praktikos. Iš karto, ką tu čia kalbėjai, galvoju, o pabandykit dabar dar ir tokią 1000-ąją praktiką. Pasekti gyvūną, pamatyt gyvūną ir sekat jį, kaip jis eina namo. Tada Nu, gal koncentracija atsiras. nepradėkim sekioti gyvūnų ir kištis į gamtą. Leiskim gyvūnams gyventi savo gyvenimą, o mes pradėkim jau savo. Nustokim ieškoti vedlių ir juos sekti, nustokim sekioti gyvūnus, nustokim visus sekioti. Ir truputėlį susifokusuokim į tą save jau. Nu jau į to savo namus, į to savo namus. Nu nereikia mums sekioti nieko. Nu nereikia. Va, žiūrėkit, už mane žuvytės plaukia. Ar man reikia sekioti, jos žino, kur plaukia. Mano tikslas nėra ten, kur yra žuvyčių tikslas, kodėl aš turėčiau jas sekioti. Mano namai nėra ten, kur yra Bobiko namai, mano namai nėra ten, kur yra Brisiaus namai, mano namai nėra ten, kur yra kažkokios pukutės namai, ar ne? Ar ten kokio žvirbliuko namai. Tai yra jų namai, man nereikia jų sekti. O kokie yra tada namai, kokie, vat, žmogus, kas yra jo namai? Kaip galima tai apibūdinti, ko jis Nu, neskiria? Marytės namai yra tikriausiai prie puodų, ar ne? Algiuko namai yra tikriausiai pas mamą ant pečiaus. Kiekvieno namai yra skirtingi. Jeigu žiūrėsime jau gilesnė prasme,
vėlgi, kiekvienas turi savo skirtingus namus, ar ne? Vienas įsivaizduoja, kad jis yra Dievas, nu tai jis įsivaizduoja, aš esu Dievas, nu tai kur Dievas gyvena, nu tai man kažkada vaikystėje sakė, kad Dievas sėdi ant debesies, tada kažkur dangui sėdi su barzda ant debesies, tai gal ir mano ten namai, aš nežinau. Pirmiausia, išsigryninti, kur tie namai, ne? Ir kas tie namai, ir tada tiesiog eiti ten. Nes jeigu vat, kas nors žiūrėjot Mahabharatą, iš tikrųjų kelsiu, vėlgi pasikartosim, bet ten yra irgi tokia frazė, ten visur komentuoja Krišna, Krišnos personažas ir sako, niekada nepamirškite savojo Govindos. Tai būtent reiškia, mes esam taip sukurti, kad mes visą laiką širdį turim va, tą savąjį vadinamąjį Govindą, tai dieviškumo tą dalelę, kurią jeigu mes jaučiam, reiškia, mes grįšim namo, tai yra tokia duotybė žmogui, bet tam turi būti, tas kūnas turi tapti pirmiausia šventykla, nes dabar tai tikrai madinga yra sakyti, kad čia širdį jaučiu tą, na, tai, nu, kaip ten bebūtų, tai vis tiek neaišku, kur nuveda. Tikrai dauguma tą patiria, ne? Tai reiškia, tas govinda, mūsų širdį esantis govinda, kuris parveda mus namo, visada bus susiję su faktu, kad mūsų kūnas jau taps kaip šventykla, vat, ir nereikės ieškoti kažkur tos išorinės šventyklos, kažkur to išorinio dieviškumo, nes šitam kūne esanti, va, amžina dvasinė siela, jinai jau tapo šventykla, o tai yra vis tiek, kaip ten bebūtų, neatsiejama nuo amžinųjų dėsnių, reiškia kūnos mityba švari, mintis švarios, protas švarus, gyvenimas švarioje aplinkoje, kad daugiau buvimas gamtoje, miške, vat ką galėtų pasakyti Mėja Sakura, bet šiandien atstovauja tą gamtos duotybę. Nu, sakykime, mes apie gyvūnus šnekėjom, jie vis tiek gyvena gamtoje. Ir taip nori, nenori, nu, kažkiek vis tiek susisieja. Nu, okay. Jie gyvena daugiau gamtoje, labiau jaučia tą gamtą, nėra ten kažkur, nu, gal ir Akropolė, aišku, Akropolio gyvūnai galbūt mažiau jau ten, kur jie parodose kažkur gali jausti. Bet gamta, vat gamta kaip jinai padeda ir ką tu Mėja gali pasakyti apie tą grįžimo namo, vat idėją palyginti gyvūnų ir žmogaus tą idėją. Na, visų pirma, gimdamas žmogus, jis jau gimsta iš mamos savo, tai pirmieji jo namai kaip būtybė, žemiškos kaip kūno turėtoja ir dvasios tuo pačiu, tai yra mama. Ir paskui žmogus po truputį jisai bando eiti pasaulį, jisai turi, prasideda jo protavimas, jo mokslai, jo intelektas ir žmogui labai yra smalsu, kas ten už tų ribų visų, jisai išvažiuoja kažkur į kitus miestus, į kitas šalis, kažkur mokytis, kažką veikti, bet pastebėti visą laiką yra tas, tai vad grįšiu į tėviškę, grįšiu pas tėvus, grįšiu į tėvų namus, tai tai jau irgi yra kažkiek namai, kur visą laiką traukia. Nesvarbu net kaip būtų situacijos tam vaikystėje, bet tai yra irgi trauka tokia. Vėliau žmogus ima suprasti, kad tai yra tik tai viena fasado pusė, ten tėvų namai, giminės, tėviškė, kad namai gali būti bet kur, kur tu esi. Tai priklauso nuo tavo širdies, kur tavo širdis ten namai iš tikrųjų. Ir kai pradedi jausti, kad tu esi ne tik kūnas, kuris parvažiuoja, pavalgyti, pašvesti, apsikabinti su artimaisiais, bet ir siela, tu matai, kad tu gali būti visur iš tikrųjų. Labiausiai gal tai atsiskleidžia žmogui. Pačioje pradžioje gamta yra labai didelė paskirtis, nes jisai ten nurimsta protas ir tada jis gali pajausti būtent tą savo dvasią, sielą, pajusti savastą savyje ir būtent namus viduj. Paskui turbūt, kad gali žmogus jau tobulėdamas ir apsieiti ir be miško, ir be vietos, ir tiesiog bet kur būnant jausti savyje dievišką pradą ir eiti ten link to. Ir tai po truputį darosi namai visai kitą prasme įgyja nuo tikrųjų namų, ta prasme, kas reiškia geografinę kažkokią tai padėtį, tėvus, miestus, kaimus, iki savo kažkokio tai dvasios įsiplėtimo į dieviškosius namus, kuriuos galima jausti jau čia būna žemėje. Jo, tai galim būtų pasakyti, kad va ta akimirka, kai jau keliauji, eini, būni, va kažkur tai būni, o čia taip vis tiek tau yra daugiau mažiau gera, Taip. Jau yra grįžimas į dieviškuosius namus. Taip. Tas jau baigėsi tie tokie materialūs dalykai, materialūs, tai kaip ir sakau, yra tavo tėviškė, tėvai, namai, kas yra, tai žmonės, kurie tavo artimi, iš kurių tu išėjai iš pradžių, iš to kiemo, iš to kaimo, iš tos mokyklos. Bet paskui tai jau darosi ne taip svarbu, nes tai pripažįsti, kad tai yra tavo gyvenimo dalis, bet tavo širdies dalis tai yra ten, kur tu atrandi kažką tokio, kas jau tave neša visai kitas platybės, kitas aukštumas, tolumas ir tai yra
na, tas šauksmas. Tai tas paradinis Ir tu, etapas, ko gero, kai vystosi žmogaus apatinės čakros, vis tiek jos vystosi iki 7 metų mama, iki jo, 14 tėtis, ane, o paskui jau paauglys, jisai, žinom, buvom paaugliais, kad atrodo, nu, nei ta mama, nei tas tėtis kažkokie, nu, nebeįdomus, ane, o iki tol jie buvo paskui jo, besąlygiška meilė, ane. jo, tai paskui po truputį ta virkštelė po truputį nukrenta ir imi ieškoti kitų dalykų. Laikinai būna, kad namai dar pasidaro kitos šalis, kitos vietovės. Ir labai svarbu, kad kaip tos vietovės ir šalis tave priema, kai kurios nepriema. Jeigu priema, vėlgi laikai savo namais, galbūt sukuri ten santuokas, vėlgi yra namai. Bet iš tikrųjų namai jau ima po truputį plėsti širdyje. Ir tu gali būti visur, gali būti kaime, gali būti mieste, gali būti gamtoje, gali būti kalėjime, gali būti po vandeniu, gali būti ant stogo, bet tu visada būsi namie, jeigu tu turėsi širdį tą grūdą. Jo, nes, sakykime, imant tą ciklą, tokį natūralų 7 čakrų ciklą, neprisimenant, va, 7, 14, 21, vad kodėl iš karto taip, nu, va, apatinės čakros, va, tos kaip tarsi ta gyvūno tokia sąmonė, ne, nu vis tiek pirma, antra čakra, tai gyvūnai jos turi. Ir mama, vat mamos glėbys saugiai jautiesi, paskui jau su tėčiu tas ryšys užsimesga, tėtis tas tavo kelrodis, jau čia kam buvo, kai buvo, jau skirtingai, nes ne visi net turi tos tėvus. Ir jeigu tas pirmas pagrindas iš tikrųjų susiformuoja normaliai, greičiausiai žmogui, nu vis tiek jam yra lengviau pasiekti tos 49 metus ir visi, kas čia Taip, paklausot ir esat pasiekę 49 metus, tai ta 7 čakra, bet kaip Mėja sako, turėtų būti toks, nu, natūralus jausmas, ane, kad, nu, namai čia kažkur. taip, namai jau su tavim yra namai. Kaip sraigė, tu jau tu su to kiautu, tu esi, tik tas kiautas ne iš išorės, o viduje yra tas. Jo, čia jeigu Visada taip, esi namie. jeigu normaliai ir taip daugiau mažiau žmogus va taip nu, formuojasi, reiškia, ką jisai atsineša, nes mes dabar žinom, kad šitas laikotarpis yra be galo nepalankus gimti sieloms, ane, ten virkštelė, reiškia, iš karto Mhm. nukerpama ir taip toliau ir visas šitas aplinkybės, tai be jokios abejonės, nu, naikina tą gebėjimą va taip išeiti tiesiai. Tokia gyvenimas kaip tiesė, va tai kaip sakom, vidinis stuburas, ta vidinė ašis, tai čia va apie tai, ne? Ir, Taip, ir va, kliūčių yra labai daug, bet kaip kam pasiseka, kaip kas turi užtaisą vidinę jėgą, galbūt atsineštus visus kažkokius resursus, tai tas taip ir tiesesniu keliu eina ir lengviau nueina. Kai kas klaidžia labai ilgai, namus laiko neaišku kur ir ką, ir jo, ir dėl to pabėgimą, žmonėms, tarkim, iš realybės, kiti laiko namai, visokias priklausomybės, ten pasidaro jų namai, nes jiems ten saugu, kažkaip gražu, iliuziška, nebepriima to pasaulio, tos būties, kuri iš tikrųjų yra, nu, švari, tyra ir vis taip žmonėm būna, bet dėl to ir žmonės. Tuo atveju gyvūnai gal elgesi paprasčiau, bet jie elgesi tikriau. Jie grįžta tikrai ten, iš kur jie išėjo, tikrai į tą vietą, pas tuos, ta prasme, į tą arealą, pas tuos žmonės, jeigu turi šeimininkus, pas savo galų galę tėvelius, jeigu juos ten turi atpažįsta, bet grįžta į tą pačią vietą, iš kur jie yra išėję. Tai labai svarbu yra, jie nenuklysta, nes jie neturi intelekto, kas labai žmogui yra, nu, ir laimė, ir pražūtinga tuo pačiu metu. jo, kaip sako, nuo laimės iki prakeiksmo tik vienas žingsnis, kaip tu jį panaudosi ir nu, kur tu jį panaudosi. Tai va, tai šitą temą išryškinom, o dabar norėtųsi va dar labai rimta astrologija, kai mūsų vaidilutė, kadangi pristačiau gyvūnų ekspertę, tai iš tikrųjų turi labai daug žinių, vat su ja prieš tai pakalbėjom apie gyvūnų. Būtent gyvūnai, ar galėtum papasakoti, kaip gamtoje elgesi skirtingi gyvūnai? Katinai, žiurkės, šunys, tai tikrai labai yra įdomu, nes dauguma, manau, to nebežino jau. Nu, žinoti čia daug nereikia. A, Pažiūrėkim tose pačiose vaikų darželiuose, mokyklose. Vat. Labai greitai bus švenčiama gandro grįžimo diena. Ką tai reiškia? Ar ne? Ir dar kitų paukščių grįžimo dienos. Ką tai reiškia? Gandrai skrenda kažkur toli į pietus, ar ne? Mūsų Lietuvos nacionalinis paukštis, kuris neša vaikus namo. Kažkur į pietus skrenda tūkstančius kilometrų ir ką daro pavasarį? Grįžta namo, parskrenda. Ar ne? Kiekvienais metais parskrenda namo.
Tai čia vienas iš tų pavyzdžių jau tokių labai jau lietuviškų nacionalinių pavyzdžių, ar ne? Ir daugybė paukščių išskrenda į pietus, juk kiekvieną, taip sakant, vasaros pabaigoje, kiekvieną sezoną, rugpjūtį, rugsėjį matom dangui paukščių skrendančius kažkur būriais. Na taip, jie skrenda į pietus. Ir pavasarį jie parskrenda atgal, grįžta namo. Jie grįžta į ten, kur jų namai. Kurti savo šeimas vėl, dėti kiaušinius, juos perėti ar ne, ir didinti populiaciją. Tai vat vienas iš pavyzdžių tokių jau labai artimų mūsų Lietuvoje ir mums patiems. Taip, o vat Yra, kyla klausimas, šunis katės, okei, grįžta, ne, Hačiko šuns istorija, beje, jeigu kas nematėt, labai geras filmas apie tai, kaip šuo iki pat gyvenimo galo bėgdavo pasitikti įstoti savo šeimininko, kurio jau nebebuvo gyvo, bet jis bėgo, tai darė iki pat gyvenimo galo, tai parodo tą gamtos tokio. O vat kai įdomu, kaip elgesi, vat, pavyzdžiui, žiurkės, jeigu aš randu pas save pelių žiurkių ir aš pradedu nuodus ten ar kažkokius pastus dėti, jos grįž pas mane ar jos nebegrįž? Tikėtina, kad nelabai. Na, žiurkės nėra kvailas, jos vienas protingiausių, ar ne, gyvūnų. Jos turi aukštą intelektą ir jeigu jau arba jau joms yra aukštą nesaugu išsilavinimą. ten, jos negrįž namo, jos negrįž į tavo namus, ar ne, jos susiras kitus namus. Bet tai nereiškia, kad jos paliks savus, ar ne? Ne. Protingas gyvūnas ieško kur geriau ir jeigu ten yra kažkur jau negerai, yra nuodijamas, faktas, kad jis susiras kažkur kitur kur geriau. Aš dar prisiminiau apie katinus, esu turėjus katinų ir buvo taip, kad jie nepabėgo, bet jie iškrito iš balkono ir jie taptų visame dingo. Buvo vienam taip atsitikę. Ir dabar aš jau dabar galiu visiems pasakyti, jeigu jūsų katinas netyčia ten išeina iš namų, iškrenta dar kas nors, nereikia jo ieškoti po visą miestą, po visus 3 rajonus aplinkinius. Katinas visada bus šalia, jisai slėpsis ten po balkonu, kažkur labai šalia, jis niekur nebėgs toli, kur tu ten paprastai žmonės ieško labai didelio arealo. Ir tai man pasitvirtino labai daugelis žmonių, ieškojo labai labai plačiai, katinas buvo prie durų tik iš kitos pusės, ten iš kitos namos. Jisai viską padarys, kad grįžtų, kad ir šlubas, kad ir sužeistas, bet į tą pačią vietą, iš kurios jis, tarkim, iškrito. Taip, naminiai katinai, jie bijo, jeigu katinas yra kambarinis, jis bijo lauko, bijo triukšmo ir jis neis niekur toli. Taip, Šiaip katinų elgsenoj juk yra normalu, kad jie slepiasi. Jeigu atėjo kažkoks svetimas žmogus į namus, ką jie daro, bėga po stalu, po sofą, po lovą, kažkur greitai slėptis, ar ne, kažkur už kampą, už laiptų, kur tik randa, ten bėga slėptis nuo svetimo žmogaus, ypač tie, kurie nemėgsta svetimų žmonių. Ir tai yra labai normalu katinui ir jeigu jis išsigando, jis tikrai nebėgs kažkur toliai kilometrus, ne, jis ieško saugiai, kur įlysti. Katinas, kuris eina dažnai į lauką, ypatingai pavasarį, jis gali būti, kad ir nepareis porą savaičių, nes, jau taip sakant, į gamtą pašaukė ir jis ieško, kur pratesti savo giminę ir jau nepareis ir gali nueiti gana tolimus atstumus, ieškodamas savo partnerio. Tai taip, bet jeigu visiškai kambarinis katinas, jis niekur neis toliai, nes jis bijo. Taip, tai čia, vat turėjom keletą tų gyvūnų pavyzdžių, vat gandras, vat katino elgesys ir šuns elgesys ir žiurkės elgesys, ane, žiurkė. Oi, kokia žiurkė, žiūrėk, kokia gyvatė. Tarsi mes tuos negražius gyvūnus ar kažkokius graužikus, galim sakyti, kartais galbūt numenkinam, bet faktas, ane, kad visa gyvūnyje, visa ekosistema, kaip ir žmonės, ane, kad ir baisiausias žmogus tarsi. Visa ekosistema ir Dievo kūrinėje yra tobula ir atlieka savo funkciją. Ir tarsi mes kaip ir, labai buvo juokinga su ta šuns praktika, bet aš specialiai sakau, sekit šunį, jeigu ant tiek žmogus yra pasimetęs ir jis nesupranta, ką mes čia kalbam, kas yra tas toks. Kaip tu užsimerki ir kaip sako, rūkas, tamsa ir tu eini. Eini, nes tu žinai, kur tu eini ir esi užtikrintas. Tai toks, tiesiog būna tokių žmonių, aišku, juos dažnai nori sekti kiti, nes vis tiek pasaulis yra motivatoriai.
tie, kurios norisi sekti ir taip toliau sukurta, tai reiškia, va, tarsi norisi sekti ir iš karto man tokios išvados apie tą gyvūniją. Va. Įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, senose civilizacijose Indijoje tai vis dar yra iš tikrųjų populiaru, ta prasme, dar gimsta sielos, tos, kurios yra, va, nu, sakykime, okei, pirmas faktas, kai mes išėjom iš, reiškia, sielų vandenyno, nu, tai dvasinis pasaulis, sielų vandenynas, mes gimstam pirmą kartą va čia, materijoje, Brahma ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes, reiškia, visą laiką pamirštam, tai užmirštam, kas mes esam ir su ta sąlyga, kad mes visą laiką, vat, ką mes čia veiksim gilia prasme, tai ieškosim grįžimo namo pas tą Dievą tėvą. Tuo tarpu dvasiniai pasauliai, jie turi tiek daug įvairiausių formų, tiek daug Dievo pavadinimų, tiek daug lokų, kaip, sakykime, mūsų planetos. Vat, nu, jų yra tiesiog, sakykime, trigubai dar daugiau negu čia. Vat, taip yra 25 ir 75%. Tai įsivaizduokit, kokia tai galybė, kokia tai didybė. Mes esam dabar tik šitam laikotarpį, vat, gimę čia Žemėje, o kiek dar yra planetų, kiek dar visko yra aplinkui. Ir iš esmės, kiekvienas iš tikrųjų turi tą savo programą, kur yra tas jo namai ir amžina dvasinė padėtis. Tai šito ir ieško, bet kiekvienas šito ieško, bet jis yra pamiršęs. Jis dėl to ir atsirado ir likimo ženklai ir viskas, bet mes nepamirškim, kad mes dabar esam, nu, tokiam ir žiauriam ir palaimintam laikotarpiu, kaip bebūtų šita Kalijūga, kad ir kas daug žmonių nori neigti, kad čia Kalijūga, daugybė vat, Facebooko influencerių bando kovoti prieš visokį blogį ir tarsi tas mažytis kažkoks žmogeliukas, kuris, nu, tikrai yra menkas, jis nei kalno gali pakelti, jisai nei planetos gali sukurti, jis galvoja, kad jis čia įveiks Kalijūgą. Jeigu net patys išminčiai ryškia būtent susibūrė prieš Kalijūgos pradžią, tiesiog pradėjo rūkti juodi dūmai ir viskas, nes, nu, ateina tiesiog pabaiga, kuri paskui bus vėl nauja pradžia. Iš kai kurios sielos iš Kalijūgos, vat, būtent grįž namo į tą savo amžiną, nu, dvasinę padėtį. Tai, vat, sakau, Indijoje dar būna, vat, prie Gangos, pamatysi, kiekvieną dieną jis žmogelis ir visą likusį gyvenimą jisai į tą Gangos vandenį pils. Himalajose daugiausia garbina Durgą. Eis į Durgos šventyklą, švęs visas šventes pagal Durgos tradiciją ir anksčiau ar vėliau, reiškia, jisai, vat, nu, sugrįž. Jisai turi dar, žino tą savo padėtį, jisai laikosi jos. Tuo tarpu tai yra amžina dievybė ir amžina dvasinė padėtis. Tuo tarpu, kas įvyko, vat, nu, sakykime, Europoje, visam šitam daugiau šitoj pusėje, aišku, čia irgi rytų pusėje yra krikščionybė. Ją įvedė per prievartą, jinai yra tai kažkokia, tai visiškai galbūt net neturinti jokio ryšio su dvasiniais pasauliais, tiesiog kažkokiu demoniškų struktūrų bandymas atkartoti, kur klaupkis, kentiek ir taip toliau. Ir man tas susisiejo su tuo, kad vat, šuo, jisai tarsi vat, tas gyvūnų simbolika šuo, ne? Jisai kur jo namai, jisai ten ir grįžta. Tai dabar galima įsitikinti, kad mano čia jau tai jau religija, mano yra krikščionybė, jau čia viskas ir aš nieko jau dabar negaliu pakeisti, kaip aš dabar čia išeisiu į kitą religiją. Tuo tarpu, vat, katinas, kaip jisai elgesi. Jisai tarsi nepalieka tų savo namų, bet slepiasi. Tai galim sakyti, okei, ne va tai mano kelias, ne va tai mano religija, bet aš dabar pasislėpsiu kažkur, kad manęs nieks nematytų. Galbūt pabūsiu tyloj, išbūsiu ir iš vidaus ateis kitas atsakymas, nieko nematant, tyloj, tamsoj. Ir labai dažnai ateina atsakymai, ne, dėl ko tylos ir tamsos praktika yra labai gili. Ir tada, vat, imam šitą, nu, žiurkę, kuri tarsi žiurkė ir kaip Vadžiaja sako, aukščiausias, nu, intelektas. Ir jinai sako, aš jau negrįšiu ten, kur man pavojinga, kur mane žudo. Tai jeigu žmogus pasirinko kažkokią tą religijos ar kažkokio grįžimo namo formą, kuri yra kančia, kur tave ten muša, drasko, kur tu klaupiesi ant kelių ir kur tu nematai šviesaus rytojaus, tai nuklausimas, vad žiurkė klausia žmogaus, ar tai tikrai tavo kelias, tu tokio kelio nori? Ar tai tikrai tavo kelias? Tai reiškia, galbūt tas kelias iš tikrųjų, tas, ta prasme, grįžimas į dvasinį pasaulį, ką Mėja sakė, vat, mes turėtumėm apčiuoti čia tokį amžinybės ir palaimos jausmą. Tai yra vienintelis atsakymas, iš tikrųjų niekaip kitaip neįmanoma atpažinti. Tiesiog besiplečiantis palaimos jausmas, kuriame neegzistuoja absoliučiai jokia kančia, tik tai dieviška meilė ir daugiau nieko. Tai vat, kai šitas bus apčiopta, tai reiškia, galbūt jau tai kažkas panašaus į tikroji grįžimą namo, į dvasią, į sielą. Taip, tai kokių dar minčių, Mėja? Dar pagalvojau, kad visose pasakose, mitose yra tas pats leitmotyvas, tas pats kaip ir scenarius, kaip bebūtų, bet kažkas tai iš kažkokios karalystės, tai tarkim žmogus išeina į pasaulį ieškoti laimės, su kažkokia tai užduotim kažką tai rasti. Jis išeina iš namų ir turėtų grįžti tuos namus, bet jis eidamas
suranda visokių kliučių, ten būna į kairę eisi arklį prarasti, į dešinę galvą, kai tiesiai karalystę, bet jis su visokiam susidūręs kliūtim, ten būna visokių ir padėjėjų, ir iš žemesnių pasaulių, ir iš aukštesnių, jisai kažkaip išsprendžia visą tai. Ir kai jisai išsprendžia, dar būna tokie kaip ir variantai, kad jį dar gundo nedaryti to iki galo. Vat gundo kažkas tai, kad tu gal pasižiūrėk taip, gal tau bus geriau, gal tau šito nereikia, ką tu eini. Paprastai, jeigu herojus yra ten teigiamas, tai jisai viską nugali ir tada įvyksta jo vidinė iniciacija. Jisai tampa kažkuo tai, gauna kažką, kas ten pasakos tebe būtų, ar tai kardą, ar tai kamuolį, ar tai kažką tai tokio. Tai, kas vadinama dieviškumu, jisai tai gauna, jisai tai padaro. Ir praktiškai tai galime atsekti visose pasakose visų tautų ir visose mituose. Tai yra apie tą patį. Tu išeini iš namų, ieškoti iš tikro kitų namų per visus sunkumus, per visokius išbandymus, bet tai ten dalyvauja ir gamtos jėgos, sakau, ten dalyvauja ir velniai, visi bando ten tą karalaitį princą ar kažką tai atkalbėti, kažkaip sugundyti, išvesti iš kelio, bet paprastai taip pat, pasiseka žmogui, jis randa. O galima paskui dar pridėsim tą kokią nors pasaką surasimėję, tiesiog tokį, kur tikrai atitiktų šitą archetipą, kad Jo. Jo, nes aš iš tikrųjų, aš vaikystėje skaičiau pasakas, dabar ne, bet būtų žmonėms naudinga paskaityti tikrą pasaką. Aš kokios ten dabar pasakos vaikams, tai turbūt net kalbėti neverta. Ne, ten tokie McDonald's tipo kažkas tai ten. Jo, tai mums reikia tos tikros pasakos, nes aš savo vaikams taip pat kuriu pasakas, nes, kažkaip taip gaunas, net nedaeina į kitų dabartinių pasakų, tai labai lauksim iš tavęs, tos, šitą, kur sakai, nes tai visiškai atitinka tą dievišką sapną, ne, tai tą mūsų. Jo, ir tai yra visose praktiškai tose senose, visose pasakose, ar lietuvių, ar rusų, ar makedonų, ar ten ispanų, ar italų, viskas taip pat klostosi. Tik tai vardai kiti, ten kažkokios gal karalaitės kitos, o šiaip viskas yra tas pats. Taip, o labai rimta astrologė, taip, ką dar irgi galėtumėt pridėti. Tiesą sakant, nežinau, ką ir pridėti. Aš esu namuose. Man labai sunku kalbėti žmonėms, kurie neranda savo namų, kai aš pati esu savo namuose, kaip sako, sotus alkama neužjaučia, ar ne? Tai aš savo namus, savo vidinį stuburą, taip sakant, laikau tvirtai, tiesiai. Ir man sunku suprasti tą trūkumą namų. Todėl labai galiu ką pasakyti tą temą. O tu nebuvo tau tokių sapnų? Nusistatyti tikslą. Ar mano tikslas yra kartoti, kad aš nerandu, ar mano tikslas yra rasti. Jo, čia buvo būtent pradžioje labai tokie esminiai žodžiai, nes kas iš tikrųjų turbūt buvo pastebėta žmonių bendravimo praktikoje, nes šiaip nesugalvotumėm, kad žmonės taip kalba, bet jie greičiausiai iš tikrųjų taip kalba. Man ten pradedant man nesiseka, toliau kas tie namai, kokie tie namai, apie ką tie namai. Tai, kaip minėjau, man tai buvo ryškiausia, tai tie sapnai vaikystėje, kur ten ištisai kartuodavos, nes taip stipriai traukia pasąmonė į tai, kad čia ne tavo namai, aš jaučiuosi kaip ateivis ir kai kažkam pasakau, tai jo, aš irgi jaučiuosi kaip ateivis, dabar, iš tikrųjų tai jo ateivis, tai aišku, mes visi čia ateiviai, tai toks juokingas žodis, iš tikrųjų mes atėjome kaip sakau, per šitą pasaką nesukurtą kažkokią tai materializaciją, įveikiam kažkokias kliūtis ir tą akimirką, kai tu nuspręsi, kad viskas, niekas nebesukliudysit man, aš grįšiu namo. Ir tai turbūt yra kur kas labiau vertinga kartuoti, kad man niekas nepajėgus yra sukliudyti mano dieviškajam jausmui grįžti namo. Turbūt apie tai, ne? Taip, ir kita vertus. Dabar galiu pasakyti tokį nelabai gal tinkamą pavyzdį, tokį labai gal šiurkštų, bet kai aš noriu rasti tualetą, kai mane labai prispyrė ir man reikia rasti tualetą, aš jį rasiu. Bet kokią kainą, ar ne? Taip. Tai kai norėsiu surasti savo namus taip, kaip aš ieškau tualetą, kažkur viešoje vietoje, tai tada bus kitaip. Reiškia, noras bus tikras, nemanifestuojantis. Taip, pavyzdys gal netinkamiausias, gal toks piški griežtokas, bet... Ne, labai geras, labai daug kur tinkantis, nes kai žmogus sako, viliuosi, noriu, tikiu, tai reikia paklausti, ar taip pat kaip nori tualetą. Kas jeigu ne taip pat, tai tada sėdėsi, norėsi ir tikėsi.
lauksi gal arklio kokio, kuris atneš Labai kažką žemiškas, tai. labai puikus pavyzdys sujungiantis 1 ir 7 čakrą, ane? Pradedant nuo Mhm. pačios į viršų, nes kai žinai, kaip iš tikrųjų kažkada norėjai, va dabar grįžkime į prisiminimą, kaip kažkada lėkėt, skuodėt per kalnus, per daubas iki tualeto, tai va kaip bus tas jausmas, kad, va, nu, iš tikrųjų viskas, nu, tikrai noriu Tai grįžti. jo, tai rezultate vienaip ar kitaip, ar tu į tą tualetą pateksi, nes tu jau skuodėlį, lėkėjai, nu gal iki durų ten kažkas dar nutiks, bet tai įvyks tas faktas, kai tu įsėdėsi, lauksi, o tu to nedarysi, nes bus noras tikrai labai stiprus. Tai va žmonės labai apgaudinėja patys save su savo, atseit noriu, atseit tikiu, atseit laukiu, tik nu, neaišku ko. Mhm. Tai va, šitas video padėjo dar kartą išsigryninti savo tą, nu, tikrumą, tikruosius norus, nes būtent įrašinėjimus tokiu laikotarpiu nu, tikrai ganėtinai nelengvu visiems ir kažkas išgirdęs galbūt prisikels tą savo žinojimą, kaip kažkur mitologijoje vėlgi prisikėlė Kristus, o ne pavasarį, artėjant pavasarį. Tai va. Tai tiek Mhm. vaidilutės ir ačiū labai ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Ačiū.